gaminsiu BLT su vištiena. Ne, čia ne keiksmažodis, BLT yra vienas populiariausių pasaulyje sumuštinių. Šifruojasi iš anglų kalbos bacon, lettuce, tomato, tai šoninė, salotos bei pomidoras. Tačiau lietuviškai skambėtų ne kaip ŠSP, tai dėl to mes ir vadinami BLT sumuštiniu. Jį padarysiu dar skanesnį, pridėdamas grill vištienos, pamarinuotos grill vištienos. Taigi, grilis įkurtas, šiandien kepsime greitai ir trumpai, taigi tiesioginis kepimas, kaitra kokių 180 laipsnių ir pradedam, žinoma, nuo vištytės. Naudosiu vištienos kulšelių mėsą dėl kelių priežasčių. Jis yra sultingesnė, tai vadinama raudonoji mėsa, turi truputėlį riebaliuko. Ir iškepus ir šiek tiek pastovėjus, jinai netampa tokia sausa kaip krūtinėlė. Vištieną pamarinuosiu. Marinatas tikrai greit paruošiamas, paprastas. Reikės sutarkuoti vieną saldų svogūną ir kokias 3-4 skilteles česnaką. Tarkuosiu per smulkę tarką tam, kad gaučiau praktiškai tyrelę. Svogūną bei česnaką tarkavau tam, kad jie kuo labiau suminkštintų mėsą. Taigi marinavimas bus tikrai labai trumpas. Svogūnas turi savybę labai greitai minkštinti mėsą, ypatingai jeigu yra jo tyrelė. Ir tuo pačiu saldumas nuo svogūno bei česnako duos tokią karamelizaciją kepant vištienai. Taigi tikrai derėtų kuo labiau susmulkinti svogūną. Taip pat įspaudžiu vieno laimo sultis. Jeigu jo neturit po ranka, tiks ir citrina, tačiau laimas jis tokį turi intensyvesnį skonį. O toliau prieskoniai. Turiu rūkytos paprikos, maždaug pusę šaukštelio. Daug tikrai nedėsiu, dėl to, kad keps grilyje, jau gaus kvapelio, tokio dūmo. Ir šaukštelis aitriųjų paprikos dribsnių. 2-3 šaukštai tyro alyvuogių aliejaus ir kaip be druskos bei pipirų. Marinatas paruoštas, dabar reikia paruošti pačią vištieną. Tam, kad jinai keptų greitai, tolygiai ir daugiau įsigertų pats marinatas, aš ją, taip sakant, biškį suplosiu. Tam, kad būtų daryti žymiai švariau, patogiau, panaudosiu maistinę plėvelę. Ir tuomet pasiėmęs kokį nors įrankį, pavyzdžiui, kočėlą, atsargiai suploju. Štai. Reikia pasistengti suploti iki tokio, kaip sakant, tokios stadijos, prieš pradedant mėsai plyšti į visas pusės. Taigi reikia, kad būtų kuo plonesnė, tačiau kad mėsos gabaliukai būtų, kaip sakant, vienam gabale. Šiek tiek iš karto marinato užtepu ant šitos pusės. Labai skaniai kvepia. Iš tikrųjų, laimo sultis duoda puikų efektą, kai susimaišo su paprika, su svogūniuku, su česnakėliu. Bus tikrai labai skanu. Reikėtų bent jau 15-20 minutėlių palikti. Jeigu turite laiko, tai paruoštą vištieną tiesiog pasidėkite į šaldytuvą, kepkite kitą dieną. Nuo to bus tik tai skaniau. Aš tiek laiko neturiu, visi labai nori valgyti, tad užteks 15-20 minučių, o per tą laiką, koks BLT sumuštinis be šoninės. Reikėtų ją išsikepti. O grilyje apkepta šoninė būna ypatingai skani. Turiu vieną tokią paprastą gudrybę. Tai grilyje šoninę kepu ant sviestinio popieriaus. Kepdama šoninę, jinai paleidžia riebaliuką. Riebaliukas, žinoma, varva žemyn. Ir jeigu varva tiesiai ant anglių, karštų anglių, pradeda degti. Atsiranda atvira liepsna, kuri, tiesiog degina šoninę. Tad pasinaudoja kepimo popierium, tą galima padaryti tikrai labai paprastai. Labai svarbu, kad grilis nebūtų per daug įkaitintas. Kepsim ant tiesioginės kaitros, tad jeigu bus labai didelės karštis,
na, viskas labai greitai sudegs, tiesiog net nespėsim apvartyti. Taigi 170 laipsnių, 160 laipsnių yra ideali temperatūra. Tik nepamirškite, keps vos keletą minučių. Taigi įdedam, uždengiam, palaukiam minutę 2, tada apverčiam ir šoninę trauksim lauk. Na, jūs tik pažiūrėkit, kokio gerumo šoninė. Fantastika. Ir atėjo laikas kepti vištieną. Taigi grilis vėlgi įkaitintas 180 laipsnių, tiesioginė kaitra ir kepsim po kokias 4-5, tikrai nedaugiau, minučių iš kiekvienos pusės. Kadangi jau mėsytė išmušta, minkštutėlė, plonytė, tikrai jokių būdų nereikia vištienos perkepti. Nėra nieko blogiau už perkeptą vištieną. Na, bet kokia mėsa perkepta yra tiesiog labai blogai. Iš tikrųjų įmečiau kelias obels skiedras, kad dar šiek tiek pasirūkytų, nes, na, turint bigrinę kepsninę, kaipgi nepasinaudoti šiuo privalumu, kad truputėlį mėsytę ir parūkyti. Uždengiu, kad neatvėstų. Ir pradėsim jau, galima sakyti, finalinį etapą. Taigi, koks sumuštinis be duonos. Vėlgi, duonos pasirinkimas yra jūsų pasirinkimas. Kokią duoną mėgstate, tokią ir naudokite. Na, BLT sumuštinis tradiciškai daromas su šviežia duonyte, kuri yra minkštutėlė. Taigi, na, aš turiu tokį tarp baltos duonos ir batono ir atsipjovęs kelias riekes, jas truputėlį paskrudinsiu. Beliko viską sukonstruoti. Turiu pasidaręs iš anksto tokio aštraus majonezo. Viskas labai paprasta. Pusė stiklinės majonezo, keletą šaukštų siračos, šiek tiek laimo sulčių ir turime tokį saldžiaštrį su rūgštele puikų pagardą. Kad būtų tiesiog paprasčiau valgyti, į keletą gabaliukų atpjaunu vištieną. Tuomet šoninukė. Na, šoninės čia tikrai reikėtų nepagailėti. Paprastas, bet genialus sumuštinis. Traški duonelė, grilyje pakepta vištytė, šoninė, salota ir pomidoras.